Gegužės 30 dieną Visagino taryba susirinko į 5-ąjį šių metų posėdį. Iš anksčiau pateiktų 49 darbotvarkės klausimų liaudės išrinktieji apsvarstė ir patvirtino 39 klausimus. Savivaldybės administracijos prašymų nebuvo svarstoma 10 su švietimo įstaigomis susijusių klausimų. Šie klausimai bus papildyti ir svarstomi vėliau, rugsėjį padarius švietimo įstatymo pataisas. Vienas pirmųjų darbotvarkės punktų buvo antrojo vicemero kandidatūros tvirtinimo klausimas. Priminsime, kad paskutiniajame tarybos posėdyje, įvykusime balandžio 25 dieną, tarybos nariai nepritarė mero pasiūlytai Vitalijaus Besakirsko kandidatūrai. Šį kartą liaudės atstovų nuomonė pasikeitė ir 14 balsų už, Besakirsko kandidatūrai pritarta. 8 tarybos nariai buvo prieš, 3 susilaikė. Vitalijus Besakirskas taryboje dirba 3 kadenciją. Šiuo metu yra tarybos narys nuo Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos. Į mero pavaduotojo pareigas paskyrus Vitalijų Besakirską, jo vietą taryboje užims sekantis Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos rinkimų sąraše esantis asmuo Irina Keizo. Šiame posėdėje taryba priėmė sprendimą, kuris ateityje gali turėti didelę reikšmę viso regiono plėtrai. Tai sprendimas Visagino savivaldybėje sukurti laisvąją ekonominę zoną, nepastatyto 3 bloko teritorijoje. Taryba priimtų sprendimu įgaliojo Visagino savivaldybės merą kreiptis į nacionalinę žemės tarnybą dėl pritarimo laisvosios ekonominės zonos sukūrimui, o po to kreiptis į Lietuvos Respublikos vyriausybę su pasiūlymu kurti laisvąją ekonominę zoną. Laisvosios ekonominės zonos kūrimą Visagine numato Visagino savivaldybės 2023–2030 metų strateginis plėtros planas, patvirtintas 2023 metais sausio 26 dieną. Kaip nurodyta sprendime, tai sudarys galimybės didinti Visagino ekonominį potencialą, pagerinti investicijų pritraukimo ir verslo plėtros sąlygas, sukurti infrastruktūrą verslo ir pramonės pastatams, bei investicijoms pritaikytus žemės sklypus. Taip pat laisvosios ekonominės zonos sukūrimas paskatins apleistų, nenaudojamų, neefektyviai naudojamų teritorijų bei pastatų konversiją ir pritaikymą ekonominiai veiklai. Apie kitus Visagino tarybos sprendimus priimtų šį ketvirtadienį papasakosime kitose laidose. Kelių ir šaligatvių remontui visada naudojamas pavasario-vasaros sezonas. Nemažai darbų numatyta ir šią vasarą. Pasak administracijos direktoriaus Virginijaus Andriaus Bukausko, šiemet šaligatvius planuojama suremontuoti 18 miesto vietų. Prie Statybininkų gatvės 5 namo jau aktyviai vyksta darbai. Tai vienas pirmųjų namų antrajame mikrorajone, kurio šaligatvius jau seniai reikia atnaujinti. Plytelių keitimo darbai taip pat bus atliekami prie Atgimimo gimnazijos, Tarybų gatvėje 11–17 namų. Taip pat Lopšelio darželio Kulverstukas mokyklos Žiburio teritorijoje. Pėsčiųjų take iš prekybos centro Domino į bažnyčią ir prie Stačiatikių bažnyčios 1 mikrorajone. Be to, išklotos naujos plytelės bus tarp namų Energetikų 32 ir Energetikų 30. Šalia namų Jaunystės 7, Energetikų 58A, Draugystės 23. Šaligatvių atnaujinimas numatytas tarp Visagino 10 ir Visagino 16 namų. Festivalio ir Vilties gatvių sankryžoje. Taip pat prie festivalio 3 namo. Plytelių keitimas numatytas ir teritorijoje nuo Partizanų 16 namo iki Taikos 12 namo. Šiais metais turėtų būti baigtas kelio remontas šalia edukacijų centro, Sedulinos gatvė 49. Taip pat kelio esančio Vladimiro Ščiurovo parko teritorijoje nuo Draugystės 14 iki Sedulinos 61 namo. Toliau bus pradėti pilnos kelio ir šaligatvių rekonstrukcijos darbai nuo Sedulinos 61 namo iki Jaunystės gatvės 11. Ir žinoma, tai sukels sunkumų metrikacijos skyriaus lankytojams ir Jono Krikštytojo gimimo cerkvės parapijiečiams. Bet deja, visi didelės apimties rekonstrukcijos darbai gyventojams siejasi su neišvengiamais nepatogumais. Tačiau vėliau šis minusas virsta dideliu pliusu. Problemos pasimiršta, o geri keliai ir šaligatviai išlieka. Beje, šaligatviai šioje vietoje gali būti nutiesti per metus, tačiau visiškai rekonstruoti važiuojamąją dalį, įskaitant betoninio pagrindo pašalinimą, prireiks mažiausiai 2 metų. Šiais metais bus baigta
Įvažiavimo į kiemus rekonstrukcija nuo Veteranų gatvės link namų Taikos prospekte 28, 30, 32, 36, 38, 40, 42, 44 namų. Oficialus šio projekto užbaigimas planuojamas rugsėjį, tačiau patys darbai bus baigti anksčiau. Dar viena šių metų naujovė – suoliukų ir šiukšliadėžių įrengimas šalia laiptinių, kur jų nėra. Pasak administracijos direktoriaus, savivaldybė jau įsigijo 50 tokių komplektų. Deja, Kosmoso gatvėje įrengti papildomų suoliukų, ko ne kartą prašė pensininkai, nenumatyta. Taip pat neplanuojama įrengti suoliuko šalia Gerosios Vilties gimnazijos Visagino gatvėje, kuris buvo pašalintas remontuojant šaligatvį. Vienas iš svarbių vasaros darbų – kelių ženklinimo atnaujinimas. Jis bus baigtas Liepos pabaigoje. Daugelis mūsų gyventojų su didelė meilė ir fantazija prie laiptinių įrenginėja gėlynus ir tuo pačiu gražiai puošia mūsų kiemus. Tarybų gatvės 12 namo gyventoja, išėjusi iš laiptinės, tarstelėjo, kad jei gatvė būtų pervadinta, siūlytų ją pavadinti Gėlių gatve. Savivaldybė labai vertina visaginiečių, puošiančių mūsų miestą gražiais gėlynais, sodinančiais krūmus ir medžius darbą, tačiau primena taisyklės, kurių privalu laikytis. Kaip informavo savivaldybės administracijos direktorius Virginijus Andrius Bukauskas, senos padangos ir kitos atliekos negali būti naudojamos gėlynams. Be to, gėlynai neturėtų būti aptverti, nors matėme vieną iš tokių tvorelių. Namo gyventojai paaiškino, kad tvora padaryta siekiant apsisaugoti nuo šunų, kuriuos ne visada šeimininkai prižiūri. Matyti, kad tvorą įrengęs asmuo pradėjo ją dažyti. Tačiau greičiausiai savivaldybė šią konstrukciją pašalins, nes nuspręsta, kad tvorelių aplink gėlynus neturi būti. Virginijus Andrius Bukauskas taip pat priminė, kad prieš įrengiant gėlyną ar sodinant medžius ir krūmus reikia kreiptis į savivaldybės aplinkos tvarkymo skyrių dėl leidimo. Šios skyriaus pavaduotoja Alicija Gailevskaja paaiškino, kad jeigu gėlynas įrengtas jau prieš kelerius metus, leidimo nereikia, bet jeigu įrenginėjamas naujas gėlynas, apie tai būtina informuoti aplinkos tvarkymo skyrių. Turime būti tikri, kad kaimynai neprieštarauja, kad žmogus, norintis įrengti gėlyną, juo pasirūpins, paaiškino Alicija Gailevskaja. Krūmų ir medžių sodinimas turi būti būtinai suderintas su aplinkos tvarkymo skyriumi, kad augalai nebūtų pasodinti virš požeminių komunikacijų. Kaip informavo administracijos direktorius Virginijus Andrius Bukauskas, Visagino autobusų stoties statybos darbai eina į pabaigą ir turėtų būti baigti iki gegužės pabaigos. Tačiau prieš pradedant eksploatuoti šį objektą būtina sutvarkyti visus kadastro dokumentus ir tik po to bus pasirašytas autobusų stoties perdavimo priėmimo eksploatuoti aktas. Administracijos direktorius paklausus, ar atidarant autobusų stotį bus perkirpta juostelė, aiškaus atsakymo nebuvo. Virginijus Andrius Bukauskas išsakė nuomonę, kad galbūt šis ritualas yra praeities reliktas. Šiuo atveju galima sutikti su atsisakymu nuo juostelės, juk sunkumų gali kilti net ir pasirenkant jos spalvą. Belieka priminti, kad autobusų stoties statybos trūko daugiau nei 2 metus. 2022 m. sausį sudarant autobusų stoties statybos rangos sutartį, jos kaina buvo įvertinta 1 067 000 eurų, o 2024 m. balandį jau 1 655 741 euras. Tai yra, statybų kaina pabrango 55%, arba beveik 600 000 eurų. Dabar savivaldybės pastate naudojama elektra gaunama iš saulės baterijų. Pasirodė informacija, kad savivaldybės pastate adresu Parko gatvė 14 vykdomas atsinaujinančios energijos projektas, finansuotas iš klimato kaitos programos. Šį projektą pakomentuoti paprašėme savivaldybės administracijos direktoriaus Virginijaus Andriaus Bukausko. Jis paaiškino, kad 2020 metais aplinkos projektų valdymo agentūra paskelbė konkursą saulės kolektorių pirkimo finansavimui. Savivaldybės administracija nusprendė nemontuoti saulės baterijų ant Parko gatvės 14 pastato stogo, o įsigyti jas nuotoliu saulės baterijų parke. Atsižvelgiant į elektros suvartojimą savivaldybės pastate, įsigytos 120 kW galios saulės baterijos. Pasak Virginijaus Andriaus Bukausko, per metus jos pagamins 120 MWh elektros.
Saulės baterijų pirkimas kainavo 114 708 eurus, iš kurių 80%, o tai daugiau nei 90 000 eurų, finansavo aplinkos projektų valdymo agentūra. Tokiu būdu savivaldybė gerokai sumažins išlaidas už elektros suvartojimą Parko gatvės 14 pastate. Kitas elektros sąnaudų punktas – miesto apšvietimas. Modernizavus Visagino miesto apšvietimo sistemą, atsirado galimybė reguliuoti šviestuvų ryškumą ir tai jau daroma. Nuo 23 iki 5 valandos apšvietimas mieste pastebimai sumažėja.